Okay. Ups. Dar kartelį aš atidarysiu šią praktiką su garsu OM. Okay, pradėsime mūsų praktiką su Nadi Šodana kvėpavimu. Naudojame dešinę ranką. Sulenkiame šios du pirštus į plaštakos vidų. Du pirštai šitie būtų, kur žiedelio pirštas ir mažasis bei nykštys įskleisti. Dabar uždengsime su nykščiu dešinę šnervę ir įkvėpsime per kairę. Įkvėpėme giliai. Uždarome su mažuoju ir žiedo piršteliu kairę šnervę ir atidarome dešinę. Iškvėpėme. Įkvėpėme per dešinę. Uždarome. Atidarome kairį ir iškvėpėme. Vienas raundas. Įkvėpėme vėl. Uždarome. Iškvėpėme per dešinę. Įkvėpėme per kairę. Uždarome. Iškvėpėme per kairę. Įkvėpti per kairę. Uždarome. Iškvėpti per dešinę. Įkvėpti per dešinę. Uždarome. Iškvėpti per kairę. Paskutinis įkvėpti per kairę. Uždarome. Iškvėpti per dešinę. Įkvėpti per dešinę. Uždarome. Iškvėpti per kairę. Nuleidžiame rankas ir kvėpuojame per nosį. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Gerai. Lengvai pasitraukime nuo blokelio, patraukime blokelį į šoną. Ir sugrįžtame ant kilimėlio stalo pozą. Kaip ir minėjau, čia mes išskleidžiame pirštus plačiai plaštakos. Tiesiog suklijuojame rankas su kilimėliu. Kelėnai būtų mūsų klubų pločiu, tarpas, pėdos nuleistos. Įkvėpiame, leidžiame pilvą žemyn, galvą aukštyn ir žiūrime į viršų. Iškvėpti, žiūrime tarp šlaunų. Vėl kartuojame. Leidžiame pilvą žemyn, galvą aukštyn, įkvėpti. Iškvėpiam, keliame pilvą aukštyn ir žiūrime tarp kūnų. Dar kartelį. Įkvėpti, pilvą žemyn, galvą aukštyn. Rankos spaudžiasi į kilimėlį. Kartuojame. Iškvėpti galvą tarp. Žiūrime tarp kelienų. Nugara iškelta. Ir paskutinis. Galva viršų, pilvas į apačią. Ir iškvėpti galvą žemyn. Žiūrime tarp kelių. Ir dabar grįžtame į neutralią pozą. Dabar įkvėpus keliame dešinę ranką aukštyn. Iškvėpame. Kairė dešinė ranka eina į tarpelį tarp kelio ir rankos. Ir nuleidžiame petį ant žemyn. Įkvėpame. Būname toj pozai. Ir iškvėpame. Jeigu leidžia galimybės, iškelkite ranką kairę į viršų, įkvėpkite. Iškvėpkite, būkite čia. Dar kartelį įkvėpkite. Iškvėpkite. Įkvėpkite. Iškvėpus kairė ranka leidžiasi žemyn. Dešinė ranka kyla į viršų, įkvėpkite. Iškvėpus nuleidžiate dešinę ranką žemyn. Kartuojame kairę pusę. Įkvėpėme kairę ranką į viršų. Iškvėpus, taip adatėlė keliauja tarp rankos ir dešinio kelio ranka.
Petys nusileidžia kairės į žemę. Įkvepiame ir iškvėpkite. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Jeigu leidžia galimybės, kelkite dešinę ranką į viršų. Įkvepiame ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti. Dešinė leidžiasi ranka žemyn, iškvėpti. Įkvėpti, kairė ranka keliasi į viršų. Neutrali poza. Dabar vaiko pozą leidžiame. Sėdynę link kulnų. Rankas plačiai ištieskite priešais save. Link kilimėlio viršaus. Galva nuleista ant žemės. Įkvėpiame. Iškvėpus vedame rankas į kairę pusę, kad jaustume tokį kaip šono ištempimą dešiniai pusiai. Čia pabūname keletą įkvėpimų ir iškvėpimų. Labai gerai, šaunuoliai. Su sekančiu iškvėpimu keliaujame į pradinę būseną, rankos priešais jus, ištiestos. Įkvėpti, iškvėpus keliaujame į dešinę pusę. Jaučiame ištempimą kairėje pusėje. Įkvėpki ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir su sekančiu iškvėpimu grįžtame į neutralią pozą. Rankos ištiestos link kilimėlio viršaus. Ok, dabar vėl grįžtame į stalo pozą. Atsisėdame ant kulnų ir darome šiek tiek masažuojame savo riešus, pirštelius. Sukame ratelius į vieną pusę ir į kitą pusę. Dar kartelį kartuojame į vieną pusę ir į kitą pusę. Ok, dabar grįžtame į šuns pozą galva žemyn. Čia mes tiesiog pakilnojame pėdas nuo žemės. Leidžiame sušilti mūsų kulkšnėms, kojų pirštams. Galbūt norite pakelti vieną koją viršų. Mano gėlytės. Šiek tiek pasukti kulkšnies, pėdos, kairės, dešinės. Nuleidžiame koją žemyn ir pakartojame tą patį kitoje pusėje. Šaunuoliai. Nuleidžiame koją žemyn ir dabar einame mažais žingsneliais link kilimėlio priekio. Čia pėdas praskiriame klubų pločių, suėmėme alkūnes, šitaip suėmėme alkūnes ir dabar tiesiog supamės į šonus. Leidžiame savo stuburui tiesiog išsitiesti, išsilaisvinti. Pasisupame. Ir dabar nuleidžiame rankas žemyn ir kylame aukštai viršų, galva paskutinis kūno dalis, kuris kils į viršų. Dabar čia pasuksime pečius į vieną pusę, į kitą. Dar kartelį. Ok, pradėsime mūsų vadinamą Surya Namaskara. Tai yra pirmoji mūsų apšilimo dalis. Tai randame kalno pozą, kurioje yra labai svarbu atkreipti dėmesį, kaip jūsų pėdos stovi. Vieni žmonės pasirenka pėdas klubų pločių. Aš dažniausiai mėgstu pasirinkti, kada mano pirštai kojų liečiasi didieji ir turiu nemažą, tokį mažį tarpelį tarp kulnų. Tai čia mes turime orientuotis, kad mūsų keliai pakiltų į viršų, kad mūsų suaktyvuotų blauzdos
Tai buvo sėdmuo, kad tiesiog tokia kaip energija nuo apačios kiltų į viršų. Taip pat pakeliame dubens dalį į viršų, įtraukiame pilvą, nuleidžiame rankas palei šonus, pirštai plačiai skleisti. Krūtinė pakelta, nugara ištiesta. Žiūrime tiesiai. Įkvėpiame, rankos kyla viršun, žiūrime į viršų. Iškvėpus leidžiame žemyn. Jeigu sunku kelius laikyti ištiestus, tai sulenkite. Įkvėpiame, pusiau keliamės į viršų, nugara ištiesta, žiūrime į priekį. Iškvėpiame į lentos pozą. Čia turite orientuotis, kad jūsų klubai būtų žemiau negu jūsų pečiai. Įkvėpti, nuleidžiame kojas, krūtinę ir smakrą iškvėpti. Alkūnė šalia šonų. Įkvėpiame į mažąją kobrą, krūtinę aukštai, alkūnės palei šonus. Iškvėpus keliaujame į šuns pozą, galva žemyn. Įkvėpiame ir iškvėpiame. Čia būtinai turite konektuotis su kilimėliu. Tai yra pirštai plačiai išskleisti, kaip ir minėjau, smilius ir nykštys turi spaustis į kilimėlį. Taip pat pėdos, kojų pirštai bei pati pėda turėtų būti pilnai susiliejusi su kilimėliu, bet jeigu sunku, galite pakelti kulnus ir tai leis jums ištiesti kojas. Jeigu neišeina, galite kelėnus turėti truputėlį sulenkus. Įkvėpti čia reikia atpalaiduoti savo pečius, atitraukti nuo ausų, tai yra, reiškiasi, jie negali būti taip pakelti. Turite nutraukti juos žemyn. Įkvėpkite, iškvėpus keliaujame į kilimėlio viršų. Įkvėpėme, keliamės pusiau, nugara ištiesta, žiūrime į priekį. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpėme rankas, keliame į viršų, žiūrime viršun. Iškvėpus, rankos šalia. Kartojame. Rankos kyla į viršų, žiūrime aukštyn. Leidžiamės iškvėpti. Įkvėpti, pusiau keliamės, nugara ištiesta, žiūrime į priekį. Iškvėpus į lentos pozą, sėdmenys žemiau negu pečiai. Įkvėpti, pasiruošti, iškvėpti, leidžiame kelėnus, krūtinės smakrą žemyn, žiūrime į priekį. Įkvėpus, kilame pusiau į mažąją kobrą, alkūnę šalia šonų, iškvėpti į šuns pozą, galva žemyn. Vėl čia pabūname triems kvėpavimams. Įkvėpkite, sėdmenys kyla aukštyn, iškvėpkite. Pilvas įtrauktas, pečiai nuleisti, įkvėpkite giliai per nosį, iškvėpkite giliai per nosį. Prisiminkite to jūros ošimo garsą, įkvėpkite ir iškvėpkite, alkūnės ištiestas pilnai. Dar kartelį įkvėpkite, iškvėpimu keliaujame į priekį. Įkvėpus keliamės pusiau, žiūrime tolyn, nugara ištiesta, iškvėpus leidžiamės į apačią. Įkvėpti, rankos keliauja į viršų, į dangų žiūrime, iškvėpus rankos šalia, pirštai skleisti. Dar kartelį įkvėpti, rankos kyla aukštyn. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Įkvėpti, pusiau keliamės. Iškvėpti į lentos pozą, klubai žemai. Įkvėpti, pasiruošiame. Iškvėpti, leistis kelėnus, krūtinės smakrą žemyn. Žiūrime į priekį. Įkvėpus keliaujame į mažąją kobrą. Iškvėpus šuo veidu žemyn. Labai gerai, šaunuoliai. Įkvėpti ir iškvėpti. Būkite šią pozoje, aš ateisiu pasižiūrėti, kaip sekasi. Labai gerai, šaunuoliai. Įkvėpti ir iškvėpti.
Įkvėpti būtinai plaštakos susijungusios su kilimėliu, pirštai skleisti, pečiai nuleisti žemyn nuo ausų. Įkvėpti, sėdmenys aukštyn, pilvas įtrauktas. Iškvėpti. Su sekančiu įkvėpimu ruošiamės ir iškvėpus keliaujame į priekį. Įkvėpiame pusiau keliamės, nugara ištiesta, žiūrime tolyn. Iškvėpus leidžiame žemyn. Įkvėpiame rankas, keliame į viršų. Iškvėpus rankos šalia klubo. Dabar darysime Surya Namaskarą B. Tai pradėsime nuo kėdės pozos. Įkvėpti leidžiamės į kėdės pozą. Rankos paralelės su ausimis. Žiūrime aukštyn, pilvas įtrauktas. Iškvėpus leidžiame žemyn. Įkvėpiame, pusiau keliamės. Nugara pilnai ištiesta, žiūrime į tolį. Iškvėpti leidžiamės į lentos pozą. Klubai žemiau negu pečiai. Įkvėpiam pasiruošti. Iškvėpus leidžiame kelius, krūtinės ląstas, smakrą žemyn. Alkūnė šalia šonų. Įkvėpti į mažąją kobrą. Krūtinė aukštai, žiūrime į tolį. Iškvėpti šuo, veidu žemyn. Įkvėpti dešinę koją keliame į viršų, pirštai, kojos ištempti. Iškvėpti žemas įtūpstis. Kairysis kelėnas keliauja žemyn. Įkvėpti rankos į viršų. Iškvėpti lenkiamės į galą. Įkvėpti grįžtame atgal. Iškvėpti leidžiame rankas žemyn į lentos pozą. Įkvėpti pasiruošti. Leidžiame kelius, krūtinės ląstas, smakrą žemyn, iškvėpti. Įkvėpti keliaujame į mažąją kobrą. Iškvėpti šuns pozą, galva žemyn. Įkvėpti kairė koja keliauja į viršų, pirštai kojos ištempti. Iškvėpti į žemą įtūpstį, dešinysis kelias keliauja žemyn. Įkvėpti rankos į viršų. Iškvėpti, lenkiamės atgal. Įkvėpti, grįžtame į pradinę būseną. Iškvėpti lentos pozą. Lentos poza, klubai žemiau negu pečiai. Įkvėpti. Iškvėpus leisti kelėnus, krūtinės, smakrą žemyn. Įkvėpti, keliaujame į mažąją kobrą. Alkūnė šalia šonų. Iškvėpti į šuns pozą, galva žemyn. Būtinai kvėpuokite su jūros ošimu, nepamirškite tai. Tai jūsų meditacinis garsas, kuris leidžia susijungti su jūsų kūnu ir siela. Įkvėpti giliai ir iškvėpti giliai. Pečiai nuleisti nuo ausų, sėdmenys pakeltos į viršų. Pilvas įtrauktas, plaštakos sujungtos su kilimėliu. Stengiamės leisti kulnus kuo žemiau kilimėlio. Įkvėpti. Iškvėpus keliaujame į kilimėlio pradžią, viršų. Įkvėpti pusiau keliamės, žiūrime tolyn, nugara ištiesta. Iškvėpti leidžiame žemyn. Įkvėpti į kėdės pozą, pilvas įtrauktas, rankos paraleliai su ausimis. Iškvėpti kalno pozą. Tai turėtume po truputėlį jau šilti. Įkvėpti kėdės pozą. Iškvėpti leidžiame žemyn. Įkvėpti pusiau keliamės, nugara tiesiai žiūrime tolyn. Iškvėpus į lentos pozą. Dabar čia atidžiai žiūrėkite. Arba keliaujate kelėnus krūtinę, smakrą žemyn, arba pilna čaturanga. Leidžiatės žemyn, iškvėpti. Įkvėpti arba mažoji kobra, arba šuo veidu aukštyn. Įkvėpti ir iškvėpti į šuo veidu žemyn. Įkvėpiame ir iškvėpiame. Įkvėpiame ir iškvėpiame. Įkvėpus dešinė koja keliauja viršų.
Iškvėpus koja kelias krysis žemyn. Įkvėpti rankos viršun. Iškvėptus lenkiamės atgal. Įkvėpti neutrali poza. Iškvėpti lentos poza. Įkvėpti pasiruošti. Iškvėpti čaturanga arba keliai krūtinės smakras žemyn. Įkvėpti mažoji kobra arba upward facing dog, šuo veidu aukštyn. Iškvėpti šuo veidu žemyn. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti, kairė koja keliauja aukštyn, kojos pirštai ištempti. Iškvėpti į mažąjį žemą įtupstį, dešinysis keliainas žemyn, rankos aukštyn, įkvėpti. Iškvėpti, lenkiamės atgal. Įkvėpti, grįžtame atgal, pradinę būseną. Iškvėpti į lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpti čaturanga arba keliai krūtinė smakras žemyn. Įkvėpus mažoji kobra arba šuo veidu aukštyn. Iškvėpti šuo veidu žemyn. Labai gerai, šaunuoliai. Kvėpuokite per nosį. Įkvėpti ir iškvėpti. Pečiai atpalaiduoti, nuleisti nuo ausų. Įkvėpti, keliai pakelti, plaustos pajungtos, sėdynė į viršų. Įkvėpti ir iškvėpti. Jeigu sunku išbūti tokioj pozai, galite tiesiog nusileisti į kūdikio pozą, vaiko pozą. Jeigu būnate kartu su manimi, būkite pozoje šuo veidu žemyn. Iš čia įkvėpus keliame kūnus aukštyn, iškvėpus keliaujame į priekį. Įkvėpus kilame pusiau aukštyn, žiūrime tolyn. Iškvėpus leidžiame žemyn. Įkvėpus į kėdės pozą, pilvas įtrauktas. Iškvėpus į kalno pozą. Kartojame. Kėdės pozą. Įkvėpti. Iškvėpti leidžiame žemyn. Įkvėpti pusiau keliamės, nugara ištiesta, žiūrime į tolį. Iškvėpti į lentos pozą. Iš čia įkvėpti pasiruošus. Iškvėpti čaturanga arba kelienai krūtinės smakras žemyn. Įkvėpti arba mažoji kobra, arba šuo veidu aukštyn. Iškvėpti į šuns pozą veidu žemyn. Įkvėpus keliame dešinę koją į viršų. Iškvėpus aukštas įtupstis. Arba pasirinkate kelieną leisti žemyn, arba būnate aukštame. Įkvėpime rankas į viršų. Dabar darome kaktuso rankos. Tai su lenkimuose atgal iškvėpti. Įkvėpti į viršų. Iškvėpti kaktuso rankos. Žiūrim, lenkiamės atgal. Įkvėpti, dar kartelį. Paskutinis lenkimasis atgal. Įkvėpti rankos į viršų. Iškvėpti į lentos pozą. Įkvėpti pasiruošti. Iškvėpus čaturanga. Įkvėpėme šuo veidu aukštyn. Iškvėpėme šuo veidu žemyn. Įkvėpti ir iškvėpti. Pečiai nuleisti. Plaštaka išplėsta, pirštai išplėsti. Įkvėpti ir iškvėpti. Pilvas įtrauktas ir sėdynė į viršų. Įkvėpti. Kairė koja keliauja aukštyn, kojos pirštai tempti. Iškvėpus aukštas įtupstis. Įkvėpėme rankos kyla aukštyn. Iškvėpus leidžiame žemyn kaktuso rankos. Įkvėpėme aukštyn. Leidžiamės iškvėpus kaktuso rankos. Įkvėpėme aukštyn. Iškvėpus lenkiamės atgal kaktuso rankos. Įkvėpti. Iškvėptus keliaujame į lentos pozą. Įkvėpėme.
Iškvepiame četuranga. Įkvėpus šuo veidu aukštyn arba mažoji kobra. Iškvėpus šuo veidu žemyn. Jeigu sunku išbūti tokioje pozoje, tiesiog nuleiskite kelėnus ir pabūkite vaiko pozoje. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Dar kartelį įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Įkvėpkite. Ir su kitu iškvėpimu keliaujame į jogos priekį, kilimėlio priekį. Įkvėpiame pusiau keliamės, iškvėpiame leidžiame žemyn. Įkvėpus į kėdės pozą, iškvėpus atsistojame. Na, dar kartelį pakartojame. Įkvėpkite kėdės pozą, iškvėpkite leidžiate žemyn. Įkvėpkite pusiau keliatės, žiūrite į priekį, nugara ištiesta, iškvėpkite, keliaukite į lentos pozą. Klubai žemiau negu jūsų pečiai. Įkvėpiame pasiruošti, iškvėpus četuranga arba keliai, smakras krūtinė žemai. Įkvėpti šuo veidu aukštyn arba mažoji kobra, iškvėpti šuo veidu žemyn. Įkvėpti dešinė koja keliauja į viršų. Iškvėpti sulenkiame kelią ir atidarome klubus. Iškvėpti. Įkvėpti koją ištieskime. Iškvėpti statome į aukštą įtupstą. Įkvėpus rankos keliauja į viršų. Iškvėpus sukamės į dešinę pusę, rankos paraleliai su grindimis. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Prabūname čia kelis kvėpavimus. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpiame, rankos kyla į viršų. Kaktusas. Atgal, iškvėpti. Įkvėpti, rankos į viršų. Iškvėpti, kaktuso rankos. Įkvėpti, rankos į viršų. Iškvėpti, kaktuso rankos. Įkvėpti. Į lentos pozą. Įkvėpti. Iškvėpti četuranga arba keliai krūtinė smakras žemyn. Įkvėpti šuo veidu aukštyn arba mažoji kobra. Iškvėpti šuo veidu žemyn. Kartojame viską kairėje pusėje. Įkvėpti kairę koją, keliame į viršų, kojas tuštai tempti. Iškvėpti, sulenkiame kelėną ir atidarome klubus. Įkvėpti, ištiesiame koją. Iškvėpti, aukštas įtupstis. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti, sukamės į kairę pusę. Įkvėpti, žiūrime per petį atgal. Iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti, iškvėpti. Su sekančiu įkvėpimu keliame rankas į viršų. Iškvėpus leidžiamės atgal į kaktuso rankas. Atgailame į viršų įkvėpti. Iškvėpti, lenkiamės atgal, kaktuso rankos. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti, kaktuso rankos, lenkiamės atgal. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpus į lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti. Četuranga iškvėpti. Įkvėpti, mažoji kobra arba šuo veidu aukštyn. Iškvėpti, šuo veidu žemyn. Ok, čia dabar nuleisime kelius į apačią. Ir rankos keliaus šiek tiek į priekį, kad jūsų krūtinės ląsta galėtų liestis su kilimėliu. Jeigu sunku nusileisti į apačią, tiesiog nuleiskite rankas, sulenkite alkūnes ir išbūkite tokioj pozai. Jeigu galite pilnai nusileisti žemyn, galbūt norite padėti
jūsų kaktą ant blokelio, kad būtų lengviau išsilaikyti tokiai pozai. Galite naudoti blokelį. O jeigu esate kartu sportuojate su manim, tiesiog nuleiskite krūtinės ląstą į apačią ir galbūt žiūrėkite į tolį. Čia išbūname keletą kvėpavimų. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Dar kartelį įkvėpkite ir iškvėpkite. Dabar leidžiamės į priekį, į sfinkso pozą. Alkūnės sulenktos, plaštakos pirštai skleisti, plaštakos ant žemės. Krūtinė pakelta į viršų, žiūrite į tolį. Sėdmenų raumenys įtraukti. Blauzdos raumenys įtemptos. Įsivaizduokite, kad kažkas nori pakelti jūsų pėdas, kojas nuo žemės, bet niekas negali, nes jos labai aktyvios. Visi raumenys pajungti. Įkvėpti giliai. Su iškvėpimu statome rankas šalia šonų ir kylame į viršų į šuns pozą žemyn. Įkvėpkite giliai ir išleiskite per burną garsą. Dar kartelį įkvėpkite per nosį ir išleiskite garsą ugnį per burną. Su sekančiu įkvėpimu kylame aukštyn savo kulnus, keliame aukštyn ir iškvėpus žengiame į priekį. Sekančiu įkvėpimu keliamės pusiau, nugara ištiesta, žiūrime į tolį. Iškvėpus leidžiame žemyn. Įkvėpimas, kėdės poza. Rankos lygiaverčios su ausimis, pilvas įtrauktas. Žiūrime aukštyn. Iškvėpimas, statome save į kalno pozą. Taigi baigiame mūsų apšilimą. Dabar darysime stovėjimo pozas. Įkvėpkite giliai. Kelėnai įkelti, traukti. Blauzdos pajungtos, sėdmenys pajungtos, pilvas įtrauktas, dubuo pakeltas į viršų, nugara ištiesta, kaklas laisvas. Ir įsivaizduojate, kad jūsų energija keliauja per kojų, pėdas, rankų pirštus žemyn ir per jūsų galvą, karūną, vadinamą čakros karūną į viršų. Įkvėpiame, keliame rankas aukštyn. Iškvėpiame, leidžiame žemyn. Įkvėpti pusiau keliamės, nugara ištiesta, žiūrime į tolį. Iškvėpus statomės į lentos pozą. Įkvėpti pasiruošti. Iškvėpti čaturanga arba keliai krūtinės makra žemyn. Įkvėpti aukštyn šuns pozą arba mažoji kobra. Iškvėpti šuo veidu žemyn. Įkvėpti dešinė koja keliauja į viršų, pirštai kojų įtempti. Iškvėpti sulenkiame kelėną, tada darome klubą. Įkvėpti ištiesiame koją. Iškvėpus statome į kario pozą 1. Kario poza 1, tai būtų galinė pėda 45 laipsnių kampu. Priekio kelėnas sudaro 90 laipsnių. Mūsų klubai turi būti lygiagrečiai su kilimėlio viršumi. Jeigu tai jums nepavyksta, tai tiesiog perkeliame kojas į kraštus kilimėlio, kad būtų daugiau ertmės. Ir tuomet stengiamės pasukti klubus, kad jie būtų lygiagrečiai su kilimėlio viršumi. Čia stengiamės padaryti kuo platesnį tarpą tarp kojų. Prisiminkite, kad galinė pėda turi būti 45 laipsnių kampu. Toliau įtūpsime, kuo galime giliau. Pakeliame dubens dalį į viršų. Rankos keliauja į viršų. Krūtinė taip pat. Žiūrime aukštyn. Įkvėpkime.
Ir iškvėpkime. Dešinės pėdos didysis pirštas tiesiog spaudžiate į apačią. Ir visi kraštai pėdų yra pajungti. Įkvėpkime ir iškvėpkime. Vėl įkvėpkime. Su sekančiu iškvėpimu keliauja dešinė pėda vidurio kilimėlio link. Galinė pėda taip pat. Taip, kad dešinės kulnas būtų viduryje mūsų arkos kairės pėdos. Čia taip pat turime turėti nemažą tarpą. Įtupstis taip pat nemažas. Rankos tuomet išlieka lygiagrečiai su kilimėliu. Pirštai plačiai skleisti ir žiūrime į dešinę pusę. Tai čia jau pajungėme mula bandą, udiana bandą, asta bandą, mūsų plaštakos. Ir atkreipkite dėmesį, kad jūsų kelias nebūtų per daug palinkęs į priekį, nes turite matyti savo didįjį kojos pirštą. Įkvėpkime ir iškvėpkime. Dabar čia įkvėpus ir iškvėpus ištiesiname priekinę koją ir lenkiamės į apačią, į trikampio pozą. Jeigu yra sunku išbūti čia, tai galite panaudoti blokelį arba knygą, ant kurios galite padėti savo ranką, plaštaką. Galite tiesiog padėti ranką virš žemiau kelio. Taip pat. Įkvėpkime ir iškvėpkime. Ir stengiamės žiūrėti į viršų. Įkvėpkime ir iškvėpkime. Įkvėpkime ir iškvėpkime. Sekančiu įkvėpimu pasiruošime kilti aukštyn. Sulenkiame vėl priekinį kelėną. Nuleidžiame dešinę ranką virš kelėno ir kairė ranka tiesiog tokiu kaip ratu keliauja virš galvos. Čia stengiamės neatsiremti pilnai virš kelio, kad atrama nebūtų tiesiog tokia sunki. Mes turime įtraukti visus raumenis ir tiesiog įsivaizduoti, kad vos liečiame tą kelią dešinę alkūnę. Įkvėpti, žiūrime aukštyn. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu grįžtame į kario pozą 2. Sukame rankytę į viršų. Galinis kulnas pakyla. Tai būtų mūsų aukštasis įtupstis. Įkvėpiame. Iškvėpiame į lentos pozą. Patraukiame knygą arba blokelį. Įkvėpti pasiruošti, iškvėpus kelias, keliai, krūtinės smakrės arba čaturanga žemyn. Įkvėpti keliaujame į mažąją kobrą arba šuo veidu aukštyn. Iškvėpus į šuns pozą veidu žemyn. Ok. Įkvėpiame giliai ir iškvėpiame. Sekančiu įkvėpimu nuleidžiame kelius žemyn ir vėl rankos keliauja į priekį, krūtinė keliauja kilimėlio link ir čia mes vėl išbūname keletą kvėpavimų. Įkvėpkime, kaip ir minėjau, galite sulenkti alkūnes ir tiesiog išbūti šioje pozoje. Labai gerai. Įkvėpkime. Su sekančiu iškvėpimu slenkamės į priekį į finkso pozą. Alkūnės 90 laipsnių sulenktos, krūtinė pakelta, suaktyvuojame sėdmenų raumenis, kojų raumenis ir įsivaizduojame, kad niekas tiesiog negali pakelti pėdų ir kojų. Ir keliame krūtinę aukštyn. Žiūrime į tolį. Įkvėpti.
Su sekančiu iškvėpimu keliauja rankos šalia krūtinės. Įkvėpiame, iškvėpiame, leidžiamės šuns pozą galvą žemyn. Kartojame viską kairėje pusė. Įkvėpti, kairė koja keliauja į viršų. Kojos pirštai įtempti. Iškvėpti, sulenkiame kelėną ir atidarome klubus. Įkvėpti, koja išsitiesia vėl atgal. Iškvėpti, aukštas įtūpstis arba į warrior, į kovotojo pozą 1. Tai kovotojo poza, kaip ir minėjau, galinė pėda 40 laipsnių kampu, priekinė koja per kelėną sulenkta 90 laipsnių kampu. Jeigu nėra vietos pakankamai jūsų klubams pasisukti, kad būtų lygiagrečiai su kilimėlio viršutinė linija, tiesiog veskite pėdas link kraštų, kad atsirastų didesnė ertmė. Tuomet mes ištiesiname klubus, kad būtų lygiagrečiai su kilimėlio linija. Įkvėpiame rankos į viršų, krūtinę aukštyn. Taip pat pakeliame dubenį, kad nebūtų toks netaisyklingas pozos atlikimas. Suaktyvuojame visus raumenis, blauzdų, sėdmenų. Ir įsivaizduojame, kad energija tiesiog šauna per rankų pirštus į viršų. Taip pat kairės kojos, didysis pirštas tiesiog stipriai prispaustas prie žemės, kad išlaikyti balansą. Įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu keliauja pėdos kilimėlio vidurio link. Kairysis kulnas bus vidury mūsų galinės pėdos arkoje. Čia taip pat mes turime daryti gan nemažą tarpą tarp kojų, tarp pėdų, kad atsirastų vietos mums tūpstelti žemyn. Rankos lygiagrečiai su žeme, pirštai plačiai skleisti, žiūrime į kairę pusę tiesiai. Įkvėpkime, pečiai nuleisti, palaiduoti, iškvėpti. Taigi vėl čia turime suaktyvuoti visus raumenis, sėdmenų, kojų. Pėdos turi tiesiog visi kraštai spaustis į žemę. Įkvėpti. Iškvėpus ištiesiname priekinę koją ir leidžiamės žemyn. Kaip ir minėjau, galite naudoti knygą, blokelį, kad būtų tiesiog lengviau jums išbūti toj pozoje. Taip pat galite ranką tiesiog padėti žemiau kelio. Čia išbūname keletą kvėpavimų. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Su kitu įkvėpimu kylame aukštyn į kovotojo pozą 2. Leidžiame kairę ranką link kairio kelio. Dešinė ranka ratu keliauja virš galvos. Įkvėpime ir iškvėpimu žiūrime aukštyn. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Taip pat prisiminkite netremti viso svorio ant kelio, tiesiog norite įsivaizduoti, kad vos liečiate. Taip suaktyvuosite visus raumenis. Įkvėpkite, iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu keliaujame į kovotojo pozą 2 ir į aukštąjį įtūpstį. Rankos į viršų, įkvėpkite. Sekančiu iškvėpimu keliaujame į lentos pozą. Iš lentos pozos leidžiamės žemyn. Četuranga arba kelėnai, krūtinė, smakras žemyn. Įkvėpus šuns pozo veidą aukštyn arba mažoji kobra. Iškvėpus leidžiamės žemyn šuo veidu. Žemyn. Įkvėpiame giliai ir iškvėpiame. Įkvėpiame. Iškvėpus leidžiame vėl kelius į apačią ir į vaiko pozą. Sėdmenys link kulnų. Čia įkvėpus keliaujame su iškvėpimu į kairę pusę,
Vėl jaučiame tokį tempimą dešinėje pusėje mūsų šonkaulių. Įkvėpiame ir iškvėpkite. Nepamirškite tą jūros ošimo bangų garsą, kuris leidžia mums išbūti meditaciniai būsenai. Įkvėpkime ir iškvėpkime. Sekančiu įkvėpimu keliaujame į pradinę būseną. Iškvėpus keliaujame į dešinę pusę ir jaučiame tempimą kairėje šonų pusėje, kur šonkauliai. Įkvėpkime ir iškvėpkime. Įkvėpkime ir iškvėpus keliaujame į pradinę būseną. Čia su kitu įkvėpimu ruošiamės ir iškvėpimu kylame veidu žemyn, šuns poza. Čia įkvėpus keliaujame kilimėlio priekio pusėn, leidžiame sėdmenis žemyn į sėdimas pozas. Dabar čia suglaudžiame kojas kartu, pėdos atlenktos į save, taip pat prijungiame pėdas kartu. Čia jau bus mūsų geras pagalbininkas dirželis, jeigu kam prireiks. Aš pademonstruosiu. Įkvėpus keliame rankos į viršų, ištiesiame nugarą, iškvėpus leidžiamės į priekį, panaudojant dirželį, jeigu kas galite, grėbkite 2 pirštelius ir leiskite krūtinę žemyn kelių link ir žiūrėkite į kojų pirštus. Kas naudoja dirželį, panaši procedūra. Naudojant dirželį apjuosame pėdas, pėdos sulenktos į save, krūtinė leidžiasi žemyn kelių link ir žiūrime į kojų pirštus. Jeigu sunku išlaikyti kojas pilnai ištiesas, galite jas šiek tiek sulenkti. Čia išbūname keletą kvėpavimų. Giliai įkvėpiame per nosį ir neskubant iškvėpiame. Vėlgi kojų pirštai palenkti į save. Įkvėpkime ir iškvėpkime. Dar kartelį įkvėpkime ir iškvėpkime. Sekančiu įkvėpimu paleidžiame dirželį arba atpalaiduojame rankas. Iškvėpimu grįžtame atgal. Dabar, kas su manim, sulenkite kojas, pėdos klubų pločių ir mes statome į atvirkštinis stalos pozą. Čia mes galime išbūti arba tokioj pozoje, arba kas sportuosite su manim. Tai aš dažniausiai ištiesiu kojas, pėdas kartu, pirštai tempti, įkvėpiu kelių klubus į viršų, iškvėpiu, galvą leidžiu žemyn, pėdas, kojų pirštai prie žemės. Įkvėpiu, klubai aukštyn, iškvėpti. Įkvėpiu, klubai aukštyn, iškvėpus leidžiuosi žemyn. Gerai, labai šauniai atrodo. Viskas. Toliau kitu įkvėpimu statome dešinę pėdą, vidinės kairės šlaunies. Čia taip pat gali būti pagalbininkas dirželis, jeigu sunku pasiekti pėdą. Dešinysis kelias leidžiasi žemyn, jeigu sunku laikyti, tai galite naudoti blokelį, kad tiesiog būtų lengviau išlaikyti balansą. Jeigu sportuojate be blokelio, tiesiog nuleiskite kelią. Įkvėpus rankos kyla į viršų, žiūrime aukštyn, iškvėpus leidžiamės link kelio ir jau galva leidžiasi žemyn, taip pat kelio link. Čia galite naudoti dirželį, kad būtų lengviau išbūti šioje pozoje ir kad būtų tiesiog lengviau susilenkti. Jeigu nepavyksta pasiekti pėdos, kas su manimi, galite tiesiog sujungti rankas. Ir čia išbūname taip pat keletą kvėpavimų. Vis prisimenant, kad reikia nuleisti dešinį kelią žemyn,
Krūtinės ląstą žemyn link kelėnų. Dar kartelį įkvėpkime. Iškvėpus atpalaiduojame. Su sekančiu įkvėpimu grįžtame į pradinę padėtį. Dabar statome dešinę kojos pėdą ant žemės. Ir čia suksimės jau į dešinę pusę. Tai rankos būtų į viršų, kyla aukštyn, įkvėpti. Dešinė ranka už savęs. Kairė ranka sulenkta ir alkūnė už kojos kelėno. Įkvėpus ištiesiame nugarą. Iškvėpus žiūrime per dešinį petį. Kairės pėda sulenkta į save. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Sekančiu kvėpimu mes atpalaiduojame. Iškvėpiame, sukamės į kitą pusę. Šaunu. Dabar kelėnus sulenkiame į laivelio pozą. Įkvėpiame. Ir iškvėpiame. Kas nori sportuoti kartu su manimi, gali ištiesti kojytės į viršų arba tiesiog būti toje pačioje pozoje sulenkus kelėnus. Įkvėpti. Iškvėpti sukryžiuojame kojas ir statomės į lentos pozą. Įkvėpiame, pasiruošti. Iškvėpus leidžiamės čaturanga arba kelėnai krūtinės ląstas smakras žemyn. Įkvėpus žiūrime į viršų, šuo veidu aukštyn arba mažoji kobra. Iškvėpus šuo veidu žemyn. Šaunu. Įkvėpkime. Iškvėpus šokame į priekį arba statome kojas į priekį. Leidžiame sėdynę žemyn. Pakartosime viską kairėje pusėje. Vėl kojas sugrįžta priešai save, suglaustos, pėdos atlenktos į save, rankos šalia klubų. Įkvėpkite, įtempkite kojas, kelėnus kelkite ir iškvėpkite. Smakras šiek tiek nuleista, žalandara banda. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Rankos į viršų kyla, aukštyn, įkvėpkite. Iškvėpus lenkitės į priekį. Vėl galite naudoti dirželį, jeigu negalite pasiekti pėdų ar pirštų kojų. Žiūrite į kojų pirštus. Įkvėpkite ir iškvėpus krūtinės ląsta lenkiasi kelių link. Žiūrite į priekį. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpkite. Ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu atpalaiduojame dirželį arba rankas. Iškvėpus grįžtame į pradinę būseną. Įkvėpus sulenkiame kairę kelį ir patraukiame kairės pėdos pėdą prie vidinės dešinės šlaunies. Nuleidžiame kairį kelią žemyn. Galite naudoti blokelį, jeigu sunku išbūti tokioje būsenoje. Kai su manim tiesiog nuleidžiate kelią žemyn. Priekinės kojos pėda atlenkta į save. Vėl keliame rankas į viršų. Iškvėpus lenkiamės į priekį. Ir čia galite naudoti vėl dirželį. Krūtinės lanksta leidžiasi kelėno link. Ir galva taip pat žemyn. Įkvėpkite ir kiekvienu iškvėpavimu prisiminkite, kad turite vis labiau lenkti kairę kelią link žemės. Įkvėpkite. Iškvėpkite. Įkvėpkite. Ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu atpalaiduokite. Iškvėpkite, grįžkite į pradinę būseną. Įkvėpus statome pėdą kairę ant žemės. Rankos įkvėpkite, kelkite aukštyn. Iškvėpus kairė ranka už nugaros. Dešinė ranka sulenkta ir alkūnė už kelio. Iškvėpiame, išsitiesiame.
Iškvėpus žiūrime į kairę pusę už kairio peties. Priekinė pėda sulenkta į save. Įkvėpiame, ištiesiame nugarą ir iškvėpiame. Dar kartelį. Įkvėpti. Iškvėpimu sukamės į kitą pusę ir iškvėpti. Ok, čia vėlgi grįžtame į laivelio pozą. Keliame sulenktus kelius. Iškvėpti. Kas galite, ištieskite kojas į viršų ir žiūrėkite pėdų link. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpkite, sukryžiuokite kojas. Iškvėpus keliaukite į lentos pozą. Prisiminkite, klubai turi būti žemiau negu jūsų pečiai. Įkvėpkite. Iškvėpus leidžiame ščetų rangą. Įkvėpus kylame šuo veidu aukštyn arba mažoji kobra. Iškvėpus šuo veidu žemyn. Čia įkvėpus keliame dešinę koją į viršų. Iškvėpus sulenkiame kelėną ir statome priešais save. Galinė koja tiesiog šliuožia atgal, kad būtų daugiau ertmės mūsų klubams nusileisti žemyn. Čia įkvėpiame, keliame krūtinę aukštyn. Iškvėpus su plaštakomis darome pagalvėlę priešais save ir padedame galvą. Įkvėpiame giliai ir iškvėpiame. Dar kartelį įkvėpkime ir iškvėpkime. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Sekančiu įkvėpimu rankos žemiau pečių ištiestos. Įkvėpime, keliame dešinę koją į viršų. Pirštai ištempti. Iškvėpus pėdas statome šalia kairės. Įkvėpkite, kairę koją keliate į viršų, pirštai ištempti. Iškvėpus sulenkite kelį ir keliaujate į priekį. Galinę koją šiek tiek atlošite atgal, kad būtų daugiau erdvės jūsų klubams nusileisti. Įkvėpite, sekančiu įkvėpimu krūtinę keliate į viršų, žiūrite į viršų. Iškvėpus plaštokos priešai save, pagalvėlę ir dedate kaktą ant rankų. Įkvėpkime ir iškvėpkime. Dar kartelį įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Paskutinį kartą įkvėpkite. Ir sekančiu iškvėpimu ištieskite rankas, kurios bus pastatomos žemiau jūsų pečių. Įkvėpkite, kairė koja keliauja į viršų. Iškvėpus pastatome pėdą šalia dešinės. Įkvėpiame giliai. Iškvėpiame, keliaujame į kilimėlio priekį. Leidžiame sėdynę žemyn. Ir gulamės ant nugaros. Jeigu galite sugriebti didžiuosius kojos pirštus į laimingo kūdikėlio pozą, tai tiesiog išbūkite toje pozoje. Galite panaudoti dirželį taip pat, kas labai yra naudinga. Jeigu neišeina sulaikyti kojų pėdas, su kojų pirštelius, galite išbūti tokioj pozoje. Ir čia gal šiek tiek galite pasijudinti į vieną pusę, tiesiog išlaisvinti kažkokį tai sustambrėjimą jūsų nugaroj. Daugiau paleiskite rankytes nuo pėdų. Nuleiskite rankas šalia klubų. Ištieskite kojas viršų ir
Leiskite kojoms nusileisti virš galvos. Rankas stabiliai padėkite ant žemės. Jeigu neišeina, galite tiesiog sulenkti kelius arčiau ausų, krūtinės. Arba tiesiog suimti už kojų. Ir čia išbūti šiek tiek. Jeigu esate su manim kartu, kojas virš galvos. Atremkite rankas į nugarą. Galbūt norite nuleisti kelius žemyn link ausų. Tiesiog išleisite dar didesnį sustabarėjimą nugaroje. Iš čia žemai vėl grįžkite kojomis į pradinę būseną virš galvos. Sulaikykite nugarą su rankomis, sulenkite kelius ir tiesiog leiskitės nuo viršutinės nugaros dalies, vidurinės, apatinės į apačią. Ištieskite kojas ant žemės. Užmerkite akis. Ir čia jau jūsų paskutinė poza, kuri vadinasi šavasana. Ir čia jau mes paleidžiame viską, ką mes darome praktikos metu. Tai jau paleidžiate kvėpavimą, kvėpuojate natūraliai. Leidžiate savo užmerkti akis ir apie nieką negalvoti. Tiesiog mėgautis tą energiją. Aš jums paleisiu šiek tiek muzikėlę, gal girdėsite. Po truputėlį pradėkite judinti savo rankas, kojas,
kojų pirštus. Kaklą pasukite į vieną pusę, į kitą. Truputėlį leiskite savo kūnui pabusti ir grįžti į tą būseną, kada jau laikas būti aktyviems. Iškelkite rankas virš galvos ir duokite savo kūnui pilną įsitempimą. Įsitempkite, kiek galite, atpalaiduokite, paskui rankas šalia savęs, savo šonų. Įkvėpkite giliai per nosį ir su iškvėpimu leiskite garsui keliauti per burną. Dar kartelį įkvėpkite per nosį ir su iškvėpimu, su garsu leiskite išeiti orui. Paskutinį kartą įkvėpkite ir iškvėpkite. Dabar lenkite kelius link krūtinės, kelkite galvą link kelėnų, duokite savo tokį, kaip sakant, išlaisvinimą visko. Truputėlį sukitės pirmyn atgal, jeigu galite, grįžkite į sėdimą būseną. Arba jeigu norite, tiesiog lenkitės į vieną šoną ir atsargiai grįžkite į tą pačią sėdimą pozą, kaip mes pradėsime savo praktiką. Arba ant blokelio, jeigu išeina, sėskite be blokelio, ant kulnų, ar tiesiog sulenkite kelius ir pėdas dėkite vieną priešais kitą. Rankos maldos pozoje priešais jūsų krūtinę, akys užmerktos. Noriu labai nuoširdžiai jums padėkoti už jūsų laiką, už jūsų nuostabią energiją, pasitikėjimą, kad leidote man pasidalinti kartu savo keliu per jogos pažinimą. Tikiuosi susitikti dar ateityje. Jeigu turite kokių klausimų, būtinai rašykite, bus labai gera sužinoti, ką galėčiau truputėlį gal pakeisti, gal kažką pasiūlyti daugiau. Na, o mes kartu uždarykime jogos praktiką, įkvėpkime per nosį ir išleisime tą om garsą. Gerai, tai kartu įkvėpkime. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Peace, peace, peace. Tai viskas, kas būna gyva, būna laimingi ir laisvi. Pridėkite maldos rankas prie jūsų trečiosios akies. Praktikuokitės ir viskas ateis su laiku. Leidžiame žemyn ir padėkokime mūsų gamtai, mamai, žemei. Ačiū jums visiems.